Dabar mes atvarėm į traukinį ir važiavam link Paryžiaus. Ir reikia išsiaiškinti, man reikia apsispręsti, kur aš iš pirmo noriu. Sudaryti tokį planelį, kur mes važiuojam, kaip mes važiuojam. Ir būsim Paryžiui. Realiai tiesiog ieškom išėjimo ir varom į thrift shop, bet šitoj stoty yra viskas. Ten buvo Sephora, Pharmacy, Mango, čia visokie bakeries, visokios parduotuvės, čia realiai žiauriai nice. Anyways, tai mes dabar varom iki metro, varysim į thrift shop, varysim į Hemą. Gal dar Miniso rasim, bet man nelabai tai įdomu. Guys, tai mes visgi apsisprendėm, kad mes varom su autobusu. Čia biški labai viskas confusing, žiauriai daug žmonių. Mes nežinom, kur eiti, čia yra insane. Ok. Tai čia yra tiesiog pilna visokių žmonių. Valentino diena, Paryžius, taip čia pilna turistų. Čia realiai viskas žiauriai dvokia myžalais. Čia yra tragedija ir aš nesitikėjau, bet čia šiaip yra cute. You know? You like? Julius yra antras kartas Paryžiuje, o mano yra pirmas. Jis pirmą kartą, tu čia ką darei? Pafleksik. Žiūrėjau, kaip Žalgiris pralošė. Must be cool. Mes bėgam į autobusą. Ok, spėjom. Čia yra insane. Čia yra muziejus. Look at this. Jis grinai visą kelią tiesiog kalba, aš noriu valgyti. Bet tai ir gerai. Negausi. Mes dabar varom į tą thrift store. Mes jau prie pat. Čia labai žmonės nežiūri, kur eina. Aš viena iš jų. Kaip this, guys? Čia yra žiauriai gražu. Man labai patinka, kad čia žalumos yra, nors čia viskas dvokia šūdais. Ok, guys, tai mes jau atėjom, čia yra kilo shop. Kaip aš suprantu, tenais už kilogramą reikia kažkiek mokėti. Tai čia nice. Are you excited? Yes. Ok. Čia iš karto įėjus yra pilna tiesiog tašių ir visokių drabužių. Čia yra 30 eurų už kilogramą ir aš kaip tik atvariau į Paryžių su intention nusipirkti savo tašę. Tai dabar grindinsiu. Čia yra tiesiog insane kiekis visokių drabužių. Ok, tai aš susiradau dvi šitas tašės, viena tokia spalvota, kita tokia ruda. Aš taip kapščiausi, mes jau realiai prieš išeinant ir aš nežinau, kurią man pasirinkti. Nes man labai patinka, kad jinai tokia colorful, man patinka šita, kad tokia paprastesnė. So, I don't know. What do you think? Man ruda labiau patiko. I don't know. Kiek čia būtų? 10 eurų. Čia 12-13 būtų. Hello. Prie mūsų ką tik priėjo, nes Julius viską manually skaičiavo, bet čia galima paspausti ant to žalio button, parodyk. Ant žalio, tipo, jo, nes tenais viduj yra tokie va tags, kokiom kainom. Ok, čia 10, ten 13. Ir žinau, kurį pasirinkti, ar gal iš viso 2, ką tu manai? Vieną, nes aš antro nenoriu nuo šio. I'm feeling all the French vibes with this beret. Ir aš iki šiol neapsisprendžiau, kurią tašę. Ok, guys, mes išėjom. Mes realiai tiesiog neturėjom laiko, bet aš pasirinkau rudą, nes jinai labiau universalesnė ir man atrodo, kad taip daug geriau bus. Bet dabar varom į Maką, nes kažkas hungry. Yes. Okay, guys, McDonald's love is in the air. Do you feel loved? Tai eik. Ar tu happy? Taip, aš happy. Tai dabar valgysim. Nu, čia reusable, čia galima namo nusivežti, kaip manai? Ne, spėju, kad ne. Na, aš pasiimsiu. Ok, guys, mes realiai dabar pavalgiam ir man asmeniškai nuotaika pakilo. Man irgi. Realiai atsirado jėgų ir dabar einam į suvenyrų etapą, žiūrėsim po kiek tenais. I love Paris, Maikės. Bet tai čia labai daug visko yra. Žiauriai cute.
Ir tipo, čia yra visokių spalvų šitie pakabukai. Bet aš laukiai manau, kad čia yra waste of money. Ką nusipirkai? So fancy. Jo, čia protestas vyksta dėl gyvūnų žudimo, mes čia filmuojamės, bučiuojamės. Žinai, kad Timur buvo vieną kartą sulaikę, suėmė, ne Paryžiuje, Briuselį. Už ką? Nes jis protestavo. Už ką? Neatsimenu už ką. Buvo praėjo moteris su berete ir tiesiog su džeketu, ant kurio viso plastered Paris. Pilauky fan. Pačioj pradžioj mes kur išėjom visiškai šiaurį, bomžynas visom spalvom tiesiog dvokia. Ten neįmanoma buvo. Bet žiauriai gražus rūmai. You see? Tai. Mes į kvepalų parduotuvę, jinai Champs-Élysées yra ar kur? Kokia? Yra ten kažkokia, aš nežinau, yra milžiniška tokia. I don't know, aš čia neįsivaizduoju. Bet mes dabar einam į Boomy, another thrift shop, nusipirkau tą tašę, bet aš labai vis tiek noriu violetinės tašės. Aš tikiuosi rasti Balenciaga, City Bag, violetinį, už 10 kokių eurų. Guys, aš nebuvau pasiruošus, ant kiek čia visi fashionable, ir ta prasme, aš tiesiog einu ir žiūriu, aš galvoju, man ne save filmuoti reikia, o fit check inspo, nes ta prasme, čia yra wild. Tu toks nelaimingas atrodai. O viešpatie balandžiai buvo. Iš tikro, tos panas, aš nežinau, aš kartais noriu prieiti ir matos, iš kur jūs visos savo tašės įmat, nes pasies, žinai, tokios unique, gražios tašės. Pas visus unique kažkas. Pavyzdžiui, Lietuvoj, bent jau kalbant apie Vilnių, visi vienodai atrodo. Didžioji dalis tiesiog visiškai vienodai visi apsirengę. Centras. Mes atėjome į Boomy ir kas ten parašyta? 3 perki, 4 nemokamai. Ok, let's go. Tai guys, aš radau šitą džem. Jie tokie cute, bet jie tam 5 eurus kainuoja. Ir aš nemanau, kad aš esu pasiruošus tiek išleisti ant batų, kuriuos aš tikrai retai nešiočiau. Jau išeinam. Gal gali greičiau. Boomy nieko neradom. Šiaip man jis netaip patiko. Oho. No. Ok, guys, Julius pasižiūrėjo tų laikrodžių, aš aišku jam ilgai ramybės nedaviau, bet man jau pabiškai pradeda skudėt kojom. Aš manau, kad kvepia bato apsikeitimu. Ne. Julius mane pamiršo, aš tenais filmavau žiauriai cute site. Ir jis mane pamiršo. Man įdomu. Mes dabar varom į Les Halles de Paris. Ten yra toks big ass shopping mall, tai aš labai excited. Čia, kuris ką tik išvažiavo, čia buvo mūsų traukinys. Į mane žiūri sterino žmonės visą laiką. Aš pagaunu, kodėl. Ir atvažiuoja mūsų. Guys, mano kojos tokios sore. Labai nuliūdau, kai jisai pamiršo akinius namie. Aš nežinau, kas tau su tais akiniais yra, nes aš grynai jam atvežiau dabar iš Lietuvos, nes jisai buvo per kalėdų atostogas, jis pamiršo savo tos akinius Lietuvoj. Tai aš nežinau, kas jam vyksta, bet... kur mano gėlės? Ok, guys, tai čia yra tasai big ass mall. Tai aš net nežinau, nuo kur pradėti. Tai visų pirma, Julius labai prašo į New Balance. Guys, čia insane, wow. Nori? Nupirksi? Kiek kainuoja?
102. Tai gal pats nusipirksi? Tai gal ir pats nusipirksiu. Wow, nori? Kiek kainuoja? 40. Ai, tai nėra taip ir baisu. Tai nusipirk. Ne. O dabar kur varom? Į Lego. Jūs pažiūrėkit kaip cute ir čia dar Valentino dieną yra gėlytės įvairios. Reikia pasikviesti Julių ir pasakyti, kad aš žiauriai šito noriu. Tai jis man būtų nupirkęs, bet ten žiauriai didžiulė tiesiog eilė. Tai mes nafik išėjom, nes čia yra insane. O dabar į Sephora. Are you excited? Meluoja. Sephoroj aš labai disappointed, aš neradau tai, ko aš ieškojau. Ir aš šiaip taip užsifokusavau ant to, ko aš ieškojau, kad nenupirkau mamai Summer Fridays, tai mes vėliau eisim į kitą Sephora. Iš Victoria's Secret nieko, čia realiai tiesiog neįmanoma, eilės didžiulės, žmonių pilna, tu ten nieko net nepasižiūrėsi. Tai aš nuvariau į Kiko, nusipirkau savo lip gloss, tiesiog clear, kuris labai gražiai blizga. Mes realiai nieko nespėjom. Aš dabar einu prie Juliaus, nes jis žiauriai pavargęs, aš spėjau, kad jis nebenori filmuotis kol kas. Mes dabar eisim makarūn suvalgyti prie Louvro. Mes dabar davažiavom iki Louvro. Biški liūdna, kad mums liko tik 4 valandos. Aš bijau, kad mes nespėsim. Mes pakeliui radom tokį photobooth po 5 eurus. Mes eisim daryti nuotraukų, ane? Tai turėk jau. Eina tu su lipgloss, Juliau, tu bent jau nusivalyk. I swear. Tu mane gali bučiuoti. Taip, bet tu gali nusilaižyti. Didžiulis labuvų. Okay guys, mes nuvarėm į Subdued, pas mane dabar yra 4%. You know, I got myself some jeans. Ir dabar einam į Urban Outfitters. Dabar buvom Urban Outfitters ir aš realiai radau, bet aš pagalvojau, mes vis tiek dar į Briuselį važiuosim ir tenais bus Urban Outfitters, tai tiesiog varom prie Eifelio bokšto dabar. Ok guys, mes ką tik užėjom į Galerie Lafayette. Tenais pilna tiesiog visokių kvepalų ir panašiai, ten apačioj buvo food courtas. Julius užsisakė sumuštinį. Ir tenais kažkokia mažytė mergaitė, tipo iš pirmo jinai paėmė mane už kojos ir aš tipo pasitraukiau, aš galvoju, gal vietos neužtenka jai. Ir aš pasitraukiau ir jinai vėl pas mane ateina. Ir jinai ją mama kviečia ir jinai tiesiog prie mūsų, tarp mūsų atsistojo. Ir tada, kai mes išeidinėjom, jinai grinai pradėjo paskui mūsų bėgti, jos mama turėjo ją gaudyti, čia yra insane. Gal reikia pavakti? Okay guys, we made it! You know? Okay guys, mes vis dar čia. Look for content on all platforms. There's a link in my bio. Tai vat mes dabar einam link autobuso jau, kad važiuot namo. Part 2 bus. Part 2. Babani. Okay guys,
Mes atvarėm iki traukinių stoties ir mūsų traukinys dabar už 10 minučių ir tada sėsim į autobusą, ne? Į autobusą jau iki mūsų miesto, jau važiuosim į Belgiją, mus iš ten pasiims ir eisim miegot. Mes būsim namie kada? 2? 2:30. 2:30. Aš džiaugiuosi, kad mes bent jau rytoj turėsim tiesiog ramią dieną. Frosting kaip chicken. Ta prasme, guys, aš visiškai nejaučiu savo pėdų. Ta prasme, ten yra tragedija. Rankos tai normaliai. Man ta prasme, man realiai net nešalta. Man tiesiog taip, mano visi atrodo jausmai perėjo tiesiog į pėdas. Anyways, guys, mes jau namie. Aš nieko nefilmavau, nes mes realiai pusę kelio pramiegojom. Autobuse tai visą kelią. Ir aš nežinau, aš tiesiog visiškai mirus out of it.